Sveiki, mes iš Skautų slėnio, vėl susitinkam su jumis pakalbėti apie inventorių. Džiaugiamės, kad Skautų slėnis ne tik daro stovyklas, edukacijas, bet taip pat ir turime nedidelę savo parduotuvę su inventorium, kurį esam praktiškai išbandę, patys nemažai naudojam įvairių veiklų savo gamtoje metu. Tai norim šiek tiek pristatyti savo asortimentą, parodyti, parekomenduoti, pasižiūrėti, kas tame inventoriuje yra gerai, arba gal net ir kokių trūkumų turi. Vienas iš tokių gerų dalykų tai yra kuprinė, pats tokią pačią turiu, tik tai senesnio modelio, čia matau, jinai yra jau patobulinta. Kas joje yra labai gerai, tai jinai turi kvėpuojančią nugaros sistemą, ir taip pat sutvirtinimus pačiai nugarai, einant į didesnius žygius, keliaujant, ypač, pavyzdžiui, vaikai pas mus irgi su tokiam keliauja, tai neprakaituoja nugarą, nepavargsta nugarą ir taip pat jinai turi pakankamai minkštos petnešas, sutvirtimą ne tik pečių, bet ir juosmens lygyje su visa fiksavimo sistema. Taip pat šitas modelis, jisai atkeliauja su apsauga nuo lietaus, tai jeigu lietus lyja, tai žygio metu tikrai nėra problemos ją apsisaugot, arba jeigu kažkur sustojama, tai nebaisu, kad jinai sušlaps, prisigers vandens ir sušlaps daiktai viduj. Be šitų dalykų, taip pat, kas man labai patinka šitoj kupriniai, tai jinai turi labai daug skyrių, skyrelių, turi šoninės kišenės, didelę ertmę ir mažesnę šiek tiek, ir taip pat turi vidinę kišenėlę ir išorinę kišenėlę susidėti daiktam. Atsegus šoną galima viską išsiimti per šoninę pusę, kas atrodo keista, bet tokių yra tikrai gerų pramastymų. Ir be tų skyrelių dar turi visokių tvirtinimo taškų. Tai reiškia, kai kuprinė apituštė, jinai yra sutvirtinama ir sumažinamas jos tūris, kai reikia daugiau prisikrauti daiktų. Tai tada jinai išsiplečia ir galima sutalpinti žymiai daugiau daiktų. Šita pati kuprinė yra 38 litrų. Tai pakankamai talpi kuprinė visos dienos žygiui tikrai per akis, ypač jeigu keliauja vaikai. Be šitų dalykų, kaip jau ir minėjau, turi labai daug visokių dalykų, kurie padeda pritvirtinti įvairius daiktus. Ar tai būtų kirvis, pjūklas, ar kažkoks kitas inventoriaus žygio lazdos. Ko tik tai gali prireikti žygio metu. Tai čia yra kuprinė. Prie kuprinės natūraliai reikia ir tam tikrų smulkaus inventoriaus. Tai vienas iš labiausiai naudojimų tai pas mus yra skeltuvas. Be skeltuvo mes niekur irgi nekeliaujam. Mano asmeninis peilis turi skeltuvą prie peilio, bet taip pat tos pačios firmos irgi yra peilis. Tai skeltuvas ir toks peilis yra geras rinkinys bet kuriam keliautojui. Skeltuvas yra geras tuo, kad bet kokio oro, ar tai snigtų, ar tai lytų, ar saulė šviestų, su skeltuvu tikrai žiepsit ugnį. Šito skeltuvo esam jau jį naudojam, man atrodo, daugiau negu 10 metų. Tokio tipo skeltuvus jo užtenka tikrai ilgai. Ypač netgi dažnai, jeigu einate į žygius, tai jo tikrai turėtų pakakti 2-3 metam. Tie, kas eina tik tai retkarčiais į žygius, tai, man atrodo, gyvenimo daiktas. Peilis. Mes turim skirtingo tipo patarimus stovyklautojam ir žygeiviam. Tai su dėklu peilis yra skirtas labiau vyresnio amžiaus dalyviam, kurie gali prisižiūrėti tą peilį, nes jisai realiai kabinasi ant diržo. Turi gerą fiksaciją, jo nelabai išeis ir pamesti. Jisai yra ilgas, jisai yra nesulankstomas ir jis yra pakankamai, toks jau didžiulis. Tai visiems tėvam, kas skambina arba domisi, tai rekomenduojam įsigyti atlenkiamą peiliuką. Šitas variantas ypač geras, jis irgi yra tvirtinasi prie diržo. Jisai turi šaukštą šakutę peilį. Peilis yra atlenkiamas, jisai žymiai matot mažesnis. Drožinėjimui, įvairiem tokiem išgyvenimo dalykam, ugnies užkūrimui pilnai pakanka. Plus jisai yra žymiai mažesnis, matot, pagal dydį dvigubai mažesnis, turi savo atskirą dėklą. Gali būti panaudojamas ne tik peilis, bet taip pat ir šakutė ir šaukštas. Matot, tai įsideda, pasidaro šaukštas, taip pat iš kitos pusės išsiema šakutę, įsideda,
ir gali būti naudojama kaip šakutė. Tai šitas dalykas tikrai labai patogu. Aišku, neapsieisime be puodukų ir valgymo lėkštučių. Tai du tokie pas mus variantai, kurie yra išbandyti, kodėl jie yra geri ir kurie yra pasiteisinę, tai jie yra pilnai metaliniai. Šitas yra termosinis puodelis, dar turi ir šiek tiek atsparumo karščiui išorėje, tai reiškia, jeigu bus karšta arba kažkoks karštas gėrimas, tai šitas puodelis neįkais ir turi patogią rankenėlę. Kitas puodukas taip pat irgi yra visas metalinis. Jie labai smarkiai savo dydžiu nesiskiria. Šitas labiau, sakyčiau, skautiškas, nes skautai mėgsta prisikabinti. Tai turi savo, kaip sakant, rankenoj įkomponuotą karabiną. Tiek šitas puodelis neturi plastikinių visokių priedėlių, nelabai yra kam ir smarkiai sulūžt. Ir taip pat jie yra pakankamai atsparus, nes yra metaliniai. Tai reikia tą turėti omeny iš to inventoriaus, nes jie pakankamai kiekvieną dieną bus naudojami, jeigu stovyklos metu ir žygio metu taip pat. Tai plastikiniai dalykai jie kartais mėgsta sulūžti arba reaguoja į karštą gėrimą arba karštą maistą. Tai į tą reikia ir atkreipti dėmesį. Kalbant apie rinkinius, kurie yra nemetaliniai, mes turime dar vieną rinkinį. Šitas rinkinys jisai yra komplektas. Tai jeigu prieš tai buvo puodelis, tarkim šitą puodelį galbūt nedideliai porcijai maisto irgi galima būtų panaudoti. Tai šitas rinkinys jisai turi jau viską. Kaip matote, yra ir šakutė, ir šaukštas, ir peilis, ir viskas viename. Taip pat turime du indelius, vienas mažesnis, vienas didesnis. Jie yra skirti skystiem arba biriem maisto produktam kažkokiem tai žygio arba stovyklos metu. Labai, labai geras, matome dydžius. Dydžiai vos ne dvigubai didesnis. Ir taip pat turime du indelius. Irgi vieną didesnį, kitą šiek tiek mažesnį ir taip pat pjaustymo lentelę. Tai viskas labai praktiškai susipakuoja. Tas irgi labai naudinga, nes neužima labai daug vietos kuprinėje arba stovyklaujant.